Viltas Evansas, nusimestas kamuolys. Skučas. Darvinas Mados dabar sako, jog metimas iš vidutinio nuotolio yra pats neefektyviausias metimas, kokį tu gali pasirinkti. O uteniškiai savo ruoštų naudogų, kuriamis galėtų stabdyti į greitą puolimą besiruošiančius bėgti uteniškius. Jo pagrindinis tikslas dabar yra parodyti Kauno Žalgiriui, jog jis yra vertas čia būti ir kitame sezone. Ir tokiais. Žalgirio sistema puikiai ir iš vidaus pažįstantis. Ne vieną sezoną žaidė už Žalgirio dublerius. Kevarijusas Heisas apšvarina varžovų įžaidėją ir rida. Nurodymai komandos draugams. Tayloras. Net į lanką nepavyko. Pastaroji sakinio dalis labai gerai nusako tą Evanso efektyvumą. Tiesa, rezultatui įtakos jis galiausiai kaip ir neturėjo. 11 taškų skiria komandas. Heisas, čia turime spėjimą dėl dėjimų iš viršaus. Jeigu mūsų atmintis neapgauna, 4 kartus Žalgiris pasižymėjo dėjimais. Kevarijusas Heisas tiesiog kaip antausį teškė tą blogą. Jie yra įsūdė. Ne įsaldino, ne įprieskoniavo, bet būtent įsūdė. Sūriai tie metimai krenta uteniškiams. Čia gal iš Marijampolės kilęs tas posakis. Gal būtent iš Marijampolės? Žinai, Marijampolės Sūduva, Sūriai. Manekas. Planovas, perdavimas Heisui. Prie jo net 3 varžovai prišoko. Rungtynių baigties. Pamatė Kubė Žalgirinį su sūnumi, tai prapliupo juokais. Heisas kyla aukštai. Tyla Žalgirio arenoje taip pat. Paskutinės Kauno Žalgirio. Bet senos užimtumo žais Kėdainiuose. Tad yra Mosinį Club Casino Juventus. Tikrai yra šansų, aišku, tam norėtų prieštarauti Panevėžio Lietkabelio atstovai ir gerbėjai. Bet kas stipresnis toje poroje įsitikinsime artimiausių metų. Labai intriguojanti pora. Kevarijusas Heisas! Iš vidutinio nuotolio ieškojo pražangos Montvila, jos rasti nepavyko, bet Heisas yra ryškiai naudingiausias šių rungtynių krepšininkas. Pavyzdžiui, Dovydas Giedraitis turi -3 balus. Na ir ne tik, kad Heisas yra naudingiausias rungtynėse, jam tai yra naudingiausios sezono rungtynės. Čia dar ir perimtas kamuolys. Heisas persivaro pats. Heisas iš viršaus.